Brangieji, gal dabar tada pradėkime, atsistokime, pradėsime maldą ir mes turime tekstą tokį. Tai yra Švento Pranciškaus Saulės giesmė. Aš tikiu, kad jūs esate ir skaitę, ir choras Volungėje, turbūt ir parapijos choras yra giedoję Saulės giesmę ne vieną kartą. Tai dabar šią giesmę sukalbėkime kaip maldą, o po to truputį aš jau papasakosiu apie netgi šitos giesmės atsiradimo istoriją. Persižegnojam visi vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie mūsų kūrėjau, mūsų dangiškasis Tėti, aš tau dėkoju už tą malonę, kad mes galime ateiti į tavo namus, kad galime būti tavo namuose ir kad galime, kaip ta maža bendruomenė, kaip tu Jėzaus sakei, mano mažoji kaimenė, ta mažytė garstyčios sėkla, kuri krenta į žemę ir duoda vaisių. Todėl Viešpatie palaimink mus ir užtariant Šventajam Pranciškui Asyžiečiui mes kreipiamės į tave. Visi drauge skaitome. Aukščiausiasis visagali geras Viešpatie, tau šlovė, garbė ir gyrius ir visa palaima. Tau vienam aukščiausiasis tai priklauso ir joks žmogus nėra vertas tave minėti. Būk pagarbintas mano Viešpatie su visa savo kūrinyje, ypač su didinga sese Saule, diena tikrąja, per kurią mus apšvieti. Ji graži, spindinti didžia šviesa ir nešanti aukščiausiasis tavo žymę. Būk pagarbintas mano Viešpatie per brolį mėnesį, dangaus žvaigždes, sukūrė juos ryškius, naudingus ir gražius. Būk pagarbintas mano Viešpatie per brolį vėją, visokį orą, debesuotą, giedrą, nes per jį palaikai savo kūrinyje. Būk pagarbintas mano Viešpatie per brolį vandenį, kuris yra labai naudingas, nusižeminęs, brangus ir tyras. Būk pagarbintas mano Viešpatie per sesę ugnį, kuri apšviečia naktį, yra graži, linksma, stipri, galinga. Būk pagarbintas mano Viešpatie per sesę žemę, mūsų motiną, kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, gėles spalvingas, žolę. Būk pagarbintas mano Viešpatie per tuos, kurie atleidžia iš meilės tau ir pakelia ligas bei vargą. Palaiminti, kurie viską ištveria ramybėje, kad tavo aukščiausiasis būtų apvainikuoti. Būk pagarbintas mano Viešpatie per mūsų sesę kūniškąją mirtį, nuo kurios joks žmogus pabėgti negali. Vargas tiems, kurie mirs sunkiai nusidėję. Palaiminti, kuriuos jį ras švenčiausia tavo valia. Jų nepažeis mirtis antroji. Garbinkite ir šlovinkite mano Viešpatį, jam dėkokite ir tarnaukite didžiai nusižeminę. Amen. Prašom sėsti. Tai mūsų šis pirmas rytinis susitikimas susidės iš tokių dviejų dalių. Pirmoji dalis truputį ilgesnė, bet čia daugiau norėčiau, jūs kaip pranciškonų parapija, vis dėlto jau daug ką žinote, bet truputį sudėlioti, sukratyti tam tikrus įvykius. Matot, mūsų ordinui šitie 20-ieji metai yra pilni jubiliejų, nes visada mes jau čia švenčiam, jau pavargom švęsti vis 800 metų, 800 metų, 800 metų. Tai aš paskutinius 3 metus paimsiu ir šiek tiek norėtųsi jums atskleisti būtent
Pranciškų kaip žmogų, bet kaip vyrą, kuris tiki gyvuoju Dievu. Ir žinote, aš manyčiau, kad mes ir savo gyvenimuose kažką panašaus atrasim. Nes matot, pasaulis į mus žiūri ir mes nenorim primesti savo bėdų, savo vargų kitiems žmonėm. Kai mums skauda, mes kartais to neparodom, mes šypsomės, mes neprimetam savo gyvenimo kitiems, nebent labai patiems artimiausiams pasakome, kas dedasi mūsų širdį. Taigi dabar, 1223 metai. Pranciškaus gyvenimas. Ordinas gauna patvirtintą regulą. Reiškia, regula tai mūsų gyvenimo taisyklės. Nes pirmasis popiežiaus palaiminimas Pranciškui buvo duotas 1209 metais. Jis ten be jokio rašto palaimino Pranciškų 12 brolių ir sako, eikite. Ir mes vadinam tą popiežiaus palaiminimą ir tokį pirmosios pranciškonų bendruomenės gyvenimą, reiškia, forma vitae, gyvenimo būdas, skelbti Evangeliją. Paskiau kai ordinas išaugo, jau čia pradėjo plisti po visą, įsivaizduokit, po visą Europą tiesiog įvyko sprogimas. Jeigu 1215 metais, po 6 metų, į Asyžių susirenka pirmajai kapitulai apie virš 3000 brolių. Jūs galite įsivaizduoti, per 6 metus toks sprogimas. Vokietija, Italija, Šveicarija, Prancūzija. Taigi, ir popiežius reikalavo, kad tai būtų surašyta regula, kaip priklauso katalikų bažnyčiai. Ir 21 metais surašė tą regulą. Bet labai daug citatų iš Evangelijos. Ten buvo pilna Jėzaus, pilna Kristaus. Ir nepatiko Romos tiems vadinamiesiems atsakingiems žmonėms, tarkim, filmuoja. Jo, paskui paduosi bažnytinį teismą, juokauju. Tai vat, ir nepatvirtino. Tada 23 metais patvirtino regulą, kurią mes praktiškai tokią ir dabar turim. Ir 23 metais šventėm 800 metų regulos patvirtinimą. O Pranciškui ir pirmiesiems broliams tai buvo smūgis, didžiausias smūgis. Toje reguloje liko tik tai taisyklės, tik gyvenimo forma. Ir kaip pranciškonų istorikai sako, nebeliko Kristaus. Nebeliko Kristaus. Ir tai buvo 23 metų lapkričio 9 dieną. Ir Pranciškus labai nuliūdo, kad tarsi iš jo gyvenimo, iš jo brolijos dingo Kristus. Bet koks Dievas yra nuostabus. Atrodo, tu gavai tokį smūgį iš bažnyčios, iš hierarchijos, taisyklės, viskas tvarkingai. Bet tos gyvybės nėra tame dokumente. Ir tada, ką daro Pranciškus, eina su broliais ir čia artėja Kalėdos. Čia lapkričio pabaigoje gavo pranešimą ir po mėnesio Pranciškus ateina į Grečio. Ir jūs turbūt žinote, iš kur prasidėjo tos prakartėlės. Jis ateina į Grečio miestelį ir jam, kai davė tokią mintis atšvęsti Kalėdas, o taip sudabartinti tikroviškai. Ir jis atranda uolą, toje įlenda į tą uolą, ten keli piemenėliai, kažkoks jautis. Ir tada broliai sužinojo, kad visai ką tik Grečio miestelėje gimęs kūdikėlis yra. Tai jie pakviečia ir tą šeimą su tuo kūdikėliu, tai Italija, bet vis tiek šalta. Ir jie toje uoloje išgyvena Kalėdas. Ir kas yra? Kokia mintis? Atrodo, dokumente dingo Kristus, bet Dievas yra toks maloningas, kad jis pukšt davė Pranciškui naujai išgyventi gimusi Kristų per Kalėdas. Tai 23 metai. 24 metai Pranciškus gauna žaizdas Levernos kalne. Ten daugelį mūsų broliai visi ten yra, Jonas ir Raimundas greičiausiai yra pravažiavę, aš ten esu ir gyvenęs. Ir dabar kas atsitinka, kokie vėl įvykiai?
Pranciškus su broliu Leonu skelbė Evangeliją 1224 metai. Skelbė Evangeliją ir grįžta pavargę į Porciunkulės vienuolyną, į širdį, mūsų pranciškonų širdį, Lopšys. Grįžta pavargę, sušlapę, nevalgę ir beldžiasi vienuolyno duris. Ir tai tikra istorija. Ir Pranciškus beldžiasi ir durininkas sako itališkai, Kyje, kas čia? Sako, aš brolis Pranciškus, mes tavęs nepažįstam, eik lauk. Sako, palaukit, jie beldžia ir Leonas, čia juk brolis Pranciškus. O tais laikais, žinot, irgi tokia situacija, tas Pranciškus šventas žmogus. Ir jis už tą neturtą, jis, atsiprašau už tą žodį, jis užkniso visus pranciškonus su savo neturtu, su savo nušliurusiais sandalais, su viso ko, jau nenorėjo to, supranta, čia knygutėse nerašo, bet nenorėjo net matyti broliai to Pranciško. Van lauktų. Ir dar neįleidžia jo, o atidaro duris, durininkas dar su kokiu basliu dėjam per nugarą ir jie neturi kur eiti. Ordino įkūrėjas. Visa Italija, Francesco, o broliams jis kaip rakštis geroj vietoj. Eik lauk. Ir tu įsivaizduoji, visas atrodo pasaulis Pranciškus, o broliai išvaro į lauk. Ir jis su broliu Leonu neturi kur eiti. Ir jis tada išduotas, suniekintas, kur jam eiti. Ir jis tada eina į Lavernos kalną. Lavernos kalną. Ir jis tikėjo, kad irgi tas kalnas toks, kas buvo, nebuvo, galit pasigūglinti, pasižiūrėti, ten tarsi ir archeologai sako, nu čia gal irgi tokia pusiau tokia, nenoriu sakyti pasaka, bet vis dėlto ten suskeldėjos uolos, tarsi buvę žemės drebėjimas. Nu ir tokią legendą sukūrė, kaip mirė Kristus, žinai, sudrebėjo žemė, ne, ir tarsi čia Lavernos kalne irgi ten sudrebėjo tas kalnas ir daug tų suskilusių uolų. Bet kaip ten bebūtų. Ir Pranciškus tenai ant to Lavernos kalno uolose jis verkia ir raudoja. Čia mes knygutėse skaitom, toks nulaižytas pranciškėlis, meldžiasi. Jam širdis buvo perplėšta. Jis buvo išmestas broliu. Jis buvo suniekintas. Ir jis šaukė ir verkė. Ir jo tas klausimas buvo, Viešpatie, išmokyk mane taip mylėti žmonės, kaip tu mylėjai, prikaltas ant kryžiaus. Išmokyk mane tos meilės, kaip tu galėjai atleisti tiems, kurie tave išdavė, kurie tave atstūmė, kurie įsižadėjo tavęs. Ir jis meldėsi. Ir vėl įvyksta stebuklas. Atrodo, Pranciškaus gyvenimas sutrintas į miltus. Ir Serafimas, pasakoja brolis Leonas, liudininkas, didelė šviesa. Ir tik tai paskiau atsikvošėję jie pamato, kad Pranciškaus rankose, kojose ir šone yra žaizda. Jis gavo patvirtinimą iš Kristaus. Aš irgi buvau nukryžiuotas. Kaip tu buvai atstumtas, suniekintas, taip ir aš buvau atstumtas, bet nė vieno nenuteisiau. Aš tik pasakiau, Tėve atleisk, nes jie nežino, ką daro. Ir Pranciškus gavo tokią pamoką, bet su žaizdomis. Ir vėl jis atgyjo. Tai buvo 800 metų nuo stigmų. 1224 metai. Dabar 1225 metai gimsta tas nuostabus kūrinys. Jis yra išverstas į visas pasaulio kalbas. Į visas pasaulio kalbas. Arabų tekstas taip pat yra. Tai yra giesmė, saulės giesmė, kiti vadina kūrinijos giesmė.
Jis apgieda, žiūrėkit, te garbina viešpatie tave motina žemė, te garbina viešpatie sesė saulė, brolis mėnulis, te garbina tave viešpatie šaltiniai, kurie yra tokie gyvastingi, ugnis ir mirtis, visi te garbina, te šlovina tave mano viešpatie. Ir tą tekstą Pranciškus kodėl jis toks tapo garsus savo turiniu, bet Italijoje tai buvo parašytas pirmas kūrinys italų kalboje. Visi rašė lotyniškai. O Pranciškus pirmasis užrašė tą liaudišką arba bendruomenėje vartojamą kalbą italų kalba. Ir todėl Italijoje tai yra kaip ir kultūros vienas kalbos pagrindinių paveldų, tai yra būtent saulės giesmė. Ir dabar, kaip atsirado ta saulės giesmė, prieš istoriją, panašiai yra tokių tekstų, jeigu jūs kartais skaitysite pranašą Danielių, 3 skyrius, Senas testamentas 3 skyrius, maždaug nuo 52 eilutės ir toliau. Tai yra ten aprašoma apie 3 jaunuolius, pranašas Danielius, kada karalius Nebukadnezaras vertė, kad jie garbintų stabus, netikrus dievus ir atsisakytų savo gyvojo dievo Jahvės. Ir tie jaunuoliai atsisakė garbinti. Mama netgi prašė, sako, jūs tik tai parodykite tą, galėsite išlaikyti savo tikėjimą. Bet tie 3 broliai pasakė ne šitiem stabmeldžiam pagonių karaliui. Ir karalius Nebukadnezaras liepė sukurti didelį laužą ir įmeta į tą ugnį tuos 3 jaunuolius. Ir toje ugnyje jie nesudega. Ir tuomet įvyksta tas didysis perversmas visų mąstymuose. Ir tie jaunuoliai išėję iš tos ugnies, sukuria, jūs paskaitykite, pranašas Danielius, 3 skyrius, nuo 52 eilutės. Protestantiškos Biblijos neturi to grožio, yra kažkaip išmetę. Tai jūs skaitykit katalikišką šventą raštą, ten atrasite labai nuostabų tekstą. Atsiprašau. Taigi, ta giesmė Senajame testamente gimė tose 3 jaunuoliuose, kurie degė ugnyje, bet nesudegė. Tai va čia vienas toks į Seno testamento momentas. O Pranciškus 25 metais, tai yra metai iki mirties. Jis mirė 26 metais. Ir dabar žiūrėkit, kas atsitinka su ta saulės giesme, su kūrinijos giesme. Pranciškus turi žaizdas didžiausiose kančiose. Tai yra ne juokas, gyvo žaizdos. Jam sunku vaikščioti. Jam iš tikrųjų ir dar kas prisidėjo, jis pradėjo apakt, jis praktiškai apako. Ir ten draugai buvo tokios kelios moterys iš Romos, kurios labai globojo prieš šventą Pranciškų. Tai jis atvažiavo į Romą ir ten Romos gydytojai bandė gydyti tą jo aklumą. Ir kaip amžininkai pasakojo, su kažkokiais įkaitintais geležimis, čia prie smilkinių dėdavo, pasiekti kažkokius ten centrus, nežinau, bet jam niekas negerėjo, tik blogėjo. Ir jis negalėjo, grįžo į Asyžių, į San Damijano bažnytėlę, vienuolyną, ten, kur gyveno sesės Klarisės, ir jis tenai buvo apie 50 dienų. Jis negalėjo matyti saulės šviesos, jam turėjo būti langeliai užtraukti. Jis negalėjo net ir ugnies pasišildyti, net ugnies židinio regėti šviesą, jam viskas skaudėjo. Jis kentėjo, jis tarsi merdėjo, jam taip viskas skaudėjo. Ir kad broliai jį atstumė, dabar jis yra pas sesutės Klarisės. Viskas atrodo gyvenimo sugriuvo. Ir tame skausme gimsta tas kūrinys. Apakęs, bijantis šviesos, jis sukuria vieną iš gražiausių
giesmių Dievui, kūrinijos giesmė. Ir sesė Saulė, ir sesutė ugnis, ir sesutė mirtis. Gražiausi, didžiausi kūriniai, jie yra tikriausi, kada gimsta kančiose. Ir mažylėliai, jūs, kurie čia esate, aš tikiu, kad ir jūs išgyvenate kartais savo širdise tam tikras neteisybės. Tas skausmo, kurio negali parodyti kitam. Ir todėl jūs esate gražus. Žmogus, kuris neišgyvena, mes neieškome skausmo, juk mes nesam kvaili čia, bet kada gyvenimo situacijose išgyvename tam tikrus sunkumus, neteisybę, kur tu negalėjai niekam pasakyti ir niekam pasiskųsti. Kai tu vienas ar viena savo kambarėlėje verkėjai ir tau skaudėjo ir tu niekam negalėjai pasakyti, va čia gimsta tikras žmogus. Šiandieną man kažkaip tai, aš irgi toks esu, šiandieną visuomeniai ir mūsų bendruomenėse, žmogaus gyvenime yra mažinamas skausmas. Einam dantukus tvarkyti, aš irgi sakau, vis tiek įleisk tą, užmarink, kad neskaudėtų. Sovietiniais laikais man traukė dantis, Jėzau tu mano, tu su to mažu, galvoju, numirsi, nenumirsi, trūks širdis ar nervai net laikys, o dabar viską įleidžia, viskas puiku, viskas, kad tik mažiau skausmo, kad tik nesijaudin, užliuliuoja. O kai pradeda kažkas gyvenime atsitikti, griūti ir mes nebeatlaikome. Nes nėra tokių skiepų prieš dvasinį skausmą. Čia dabar vėl kalba, ten vaikučius reikia, ten mes žiūrėjom vakar kažkokią televiziją, EWTN, kaip kokį ten. Tai irgi apie visokius skiepus, kūdikėlius skiepėje, viskas tvarkoj. Bet suprantat, o tas skiepas prieš vidinį iššūkį. Tas skiepas, kada griūna visas gyvenimas ir tu esi sveikas, ir protingas, sąmoningas, o viskas viduje sugriuvo. Ir todėl Pranciškus mums parodo, koks buvo sudaužytas jo gyvenimas. Lygiai dar biškį to laiko turim, kol dar prieisiu prie paskutinių. Reiškia, ta kūrinijos giesmė, popiežius Pranciškus, amžinatilsį, 2015 metais parašė, encikliką, ne Jonai, Laudato Si. Ir irgi apie Laudato Si, lygiai taip ir Pranciškus savo saulės giesmę pradeda. Laudato Si, o mio Signore, per sole nostro frate, per luna nostra sorella. Ir reiškia, Laudato Si, visur pradeda, kaip mes sakom, te garbina tave viešpatie saulė, jis Laudato Si. Ir ten, bet pasaulis paėmė tą jo encikliką labai, pasaulio vaikai yra tokia plokštuma ir kartais taip nėra gylio. Tu gali kalbėti apie kūriniją, apie žalią energiją, apie visokius tos dalykus, bet jie pasigavo, bet popiežius Pranciškus visai kitką norėjo pasakyti. Ir aš jums paimsiu vieną žodį ir truputį tą žodį aplipdysiu. Galbūt jūs esate girdėję tokį žodį, tikrai esate girdėję, graikų kalboje žodis yra oikos. Oikos. Oikos tai reiškia namai. Bet dabar atkreipkite dėmesį, namai. Ir mes, kai sakom namai, mes visada galvojam pastatas. Senovėje žmonės, dėmesio, raštas sako, Abraomo namai, Jokūbo namai, Izaoko namai. Jie namų neturėjo. Palapinėse gyveno, blūdijo. What does it mean, namai? Tai yra šeima. Pirmas namų, pirmoji to pavadinimo namų reikšmė yra šeima. Oikos. Kas yra oikos namai, kas yra šeima? Pirmiausiai, tėvas,
žmona, vaikai, seneliai, galbūt anūkai, tada tarnai, tada vergai. Tai yra namai, tai yra oikos, tai yra namai. Dabar esate girdėję kitą žodį - oikonomija. Mes sakome ekonomika. Tai kas yra oikonomija? Tai yra namų ūkis. Tai yra šeimos ūkis. Mano tvartai, mano plūgas, mano kėčia, mano kastuvas, ten dar kažkas tai. Namų ūkis, šeimos reiškia ūkis. Kas yra oikologija? Mes šiandien sakome ekologija. Oikos tai yra šeimos aplinka. Mano pievos, mano daržas, mano miškas, mano ežeras. Į mano ežerą tu naftos nepilsi. Mano miško tu nekirsi. Tai yra oikologija, šeimos arba namų aplinka. Ir paskui tas ketvirtas žodis yra oikumenija. Mes sakome ekumenizmas, ne? Oikos. Mūsų šeima bendrauja su kita šeima. Mūsų šeima bendrauja, pavyzdžiui, mes katalikai bendraujam su protestantais. Mes katalikai bendraujam su ukrainiečiais ortodoksais. Tai tas yra oikumenija. Bet atkreipia dėmesį, pirmas esminis dalykas yra oikos, yra namai. Namai. Ir kai mes sakome, čia yra Dievo namai. Very good, very nice. Bet Dievo namai tai esate jūs, šeima. Kiek tokių Dievo namų, pavyzdžiui, Amerikoje, Europoje, tuščių. Nėra, baigėsi parapijos. Tai nebegalim vadinti Dievo namais, nes nėra tikrų Dievo namų. Parapija tai yra oikos, tai yra šeima, tai yra namai. Ir kai mes sakome einame į Dievo namus, tai mes einame į šeimą, mes einame į parapiją, mes einame, taip lietuviškai tariant, į bažnyčią. Tai yra bendruomenė. Bet šitie namai, tai ką jūs čia padarėt, ką kunigai, aš atvažiuoju ir man taip gera, vien pasižiūrėti tą altorių, tas Jesės kelmas, o prieš kiek laiko nebuvo to išlindusių šakų, ant kurių dega du žiburiai. Visi tie, šventosios dvasios veikimas, pieta. Jūs esat šeima, jūs esat oikos. Ir va čia dabar tą dalyką tikrai labai noriu užakcentuoti, kad net ir Pranciškaus Saulės giesmė, tai nėra salvaguardia del creato, kaip italai sako, šitos kūrinijos išsaugojimas. Jeigu kūrinyje nebus šeimos namai, saugok, nesaugok. Putinas pumpuos tą naftą, jam nusispjauti į kokią nors kūrinyje. Kad tik tai parduoti naftą, kad gautų pinigų karui. Jis tau saugos kūrinyje, jam žmonės nieko nereiškia. Suprantat, tai vat ką parašė Pranciškus prieš 800 metų, tai yra turtas, tai tarsi yra mums duotas testamentas, kad mes į Dievo kūrinyje žiūrėtume kaip į savo šeimos namus. Ir todėl sako, pasaulis yra mūsų namai. Ne, pasaulis tai yra mūsų šeima. Mūsų šeima. Ir Dievas sukūrė, jeigu mes sukūrėm šitą pastatą ir padarėm jį tokį gražų, aš nežinau, man trukinėja kraujagyslės mažytės, kaip jūs viską gražiai pastatėt, sukūrėt, išmintingai, protingai. Bet jeigu jūsų nebūtų, jeigu nebūtų tų tikrųjų namų, oikos, šeimos, parapijos, nulis viskas. Bet ir Dievui yra svarbu. Jis sukūrė tokį gražų pasaulį. Tokį pasaulį, kur mes, mokslininkai, tik atrandame ir stebimės. Visokiais DNR kodais, visokiais gyvūnais, skrajūnais, plaukūnais.
mes stebėmės, kokia sukurta gamta, bet visas tas grožis, Dievo sukurtas, yra tarsi dovana šeimai, savo vaikams. Ir kaip Kristus, kaip gražiai pasakė, sakykite, tėve mūsų. Mes esame šeima, kuri turime tėvą. Jūs galite įsivaizduoti, kaip viskas gražiai sudėliota. Ir tada, kaip šios dienos Evangelijų, Jėzus sako, gaila man minios. Gaila tų žmonių, kurie nepažįsta tėvo, kurie galvoja, čia jie viską gali, čia pasiekėm mokslus, padarėm gerą biznį, sau. Ar tu tėvą pažįsti? Ir vienintelis, kuris su tėvu gali supažindinti, tai yra jo sūnus Jėzus Kristus. Dabar liko 10 minučių, aš jums pademonstruosiu vieną praktišką mišių elementą. Aš jau eisiu prie nuo mikrofono ir truputį, kai jūs dalyvaujate mišiose, vieną iš variantų, jūs nepriimkite čia kaip aksiomus, aš jums parodysiu, kad jūs, kai dalyvausit mišiose, o gal galime ir taip padaryti arba taip pamastyti. O jeigu kas nors galite atnešti man kieliką ir pateną, bet taip atneškit, nes aš toj norėsiu vieną jums čia tokį momentą parodyti. Čia nėra, aš galvoju, kad čia bus. Taigi, kad kai mes dalyvavome šventose mišiose, mes turime tą visą pradžią. Nežinau, kas buvote vakar, prisimenat, sakiau, kad mes persižegnoję, kunigas pasako viešpat su jumis ir tas aklųjų pavyzdys, kur vakar du neregiai, du aklieji, kurie šaukė viešpatie pasigailėk. Ir mes šaukėme viešpatie pasigailėk, kad praregėtume. Dabar yra kitas dar. Graikų kalboje, kada mes sakome Kyrie eleison, Kriste eleison. Jonai, man nei vyno, nei duonos nereikia. Man tik tai reikia taurės ir patenos. Tai kai graikų kalboje sakome Kyrie eleison, Kriste eleison. Ką žodis eleison reiškia? Mes lietuviai sakome pasigailėk, pasigailestis, pasigailėk. Angliškai sako have mercy on us, ne? Mercy irgi gailestingumas. Bet tas žodis turi gilesnę prasme. Eleison reiškia give me chance, duok man galimybę, pamokyk mane, sustiprink mane. Ačiū, Junelė, labai. Atsiprašau, kad žinai kaip. Sustiprink mane. Eleison reiškia, pavyzdžiui, vaikams aš kaip pasakoju, atsakingas momentas. Reiškia, 2 baudos metimai. Priešininkai pirmauja 1 tašku. Ir dabar aš metu baudą, pukšt, nepataikiau. Toliau daužau, metu baudą, pukšt, nepataikiau. Ir mes pralaimėjom. Galėjom laimėti 1 tašku, pralaimėjom 1 tašku, nes aš nepataikiau 2 baudų. Ir tada aš ateinu pas trenerį ir sakau, eleison, tai ne vien pasigailėk. Tu duok man šansą, tu dar palik mane komandoje, tu pasitikėk manim, aš tikrai pabandysiu. Suprantat, ne vien pasigailėk manęs, pasigailėjau savo, bet čia sakoma, duok man dar šansą. Todėl mišių pradžioj, kai mes sakome, Kyrie eleison, lietuviškai viešpatie pasigailėk, have mercy on us, have pity on me, bet mintis yra daugiau negu pasigailėk. Mintis yra atleisk ir duok man dar jėgų, duok man išminties. Todėl mūsų tikėjimas nėra pasigailėk manęs, pasigailėk. Mūsų tikėjimas yra su jėga. Duok šansą, aš nenuleidau rankų. Viešpatie, pasitikėk manimi. Aš pasistengsiu padaryti. Ir jeigu vėl nepasiseka, vėl give me chance, duok man galimybę. Tai suprantat, ką reiškia dalyvavom mišiose. Ir mes turim dalyvauti mišiose pozityviai. Just a moment, ladies and gentlemen. Dabar žiūrėkit. Kai mes atėjome į tą momentą, kada sugidojom šventas, pagal tradiciją dažniausiai
visi žmonės atsiklaupia. Nes Apreiškimo knygoje rašo, kad prieš avinėlio sostą puolė ir visi šventieji, ir ten tie ir angelai, ir giedojo šventas, šventas, šventas. Puolė, reiškia, ant kelio, ar kaip ten, neprisimenu. Tai va, ir kas dabar toliau eina? Toliau eina, kunigas paima pateną ir čia yra duona. Duona. Kas yra duona? Duona irgi ne šiaip savo yra naudojama. Duona, aišku, grūdai pasodinti, miršta, išauga varpa, duoda vaisių 30-eriopą, 60-eriopą, 100-eriopą. O, kokie gražūs grūdai, kvepia. Paskui ką daro su grūdais? Jos sutrina, sumala, sutrina, sumala, padaro tešlą, iškepa duoną ir mes turime duoną. Vynuogės, lygiai tas pats. Vynuogės, kad taptų vynu, ką daro? Jie surenka, sutraiško, išspaudžia visą. Ir tada ten fermacijos procesas visą kitą padaro vyną. Maželėliai, duona ir vynas reiškia ir mūsų gyvenimus. Pirmiausiai Kristaus gyvenimą. Kada jūsų gyvenimai yra sumalami, kada jūs prašėte, meldėte Dievo ir Dievas nieko jums neatsakė. Kai jūs meldėte už ką nors sveikatos, ar meldėte už savo vaikus, kad vaikai eitų ar į bažnyčią, ar kad ten dar kažką, nieko negirdėjot atsakymų iš Dievo. Sutraiškyti, sumalti mūsų gyvenimai. Ir bažnyčia tai nebijo pasakyti, bet iš tos sumaltų grūdų, iš ištraiškytų vynuogių ateina nauja kokybė – duona ir vynas. Ir dabar Senasis testamentas, duona ir vynas, yra aukojami per aukojimo liturgiją, ne? Ir paskui gėdam šventas šventas ir dabar atėjome į tą momentą, kada kunigas vartoja tokią formulę, yra malda, kuri vadinama epiklesis. Kontas nočiai. Epiklesis, neprisiminsi to žodžio, aš irgi toks gudrus, čia labai gudriai atrodo, žinai, bet reiškia iššaukimą šventosios dvasios. Šaukiame, kad šventoji dvasia ateitų. Ir malda yra labai paprasta. Aš netgi ją galiu pacituoti, kad jūs matytumėt, ką kunigas meldžiasi. Ir kunigas ką daro? Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumų šaltinis. Ir mes ką darom? O taip iškeliam rankas ir tarsi nuleidžiame, kad nusileistų šventoji dvasia. Ir va kunigas ką daro? Todėl tave prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Aš kai buvau Indijoje, netyčia pakliuvom, ten, žinai, susimakalavom pas rytų apeigų katalikus, bet katalikus. Aniai meldėsi savo tą kalbą, malajėliam kalbą, bet ką darė, kai mes katalikų, lotynų kunigai, taip šaukiam šventąją dvasią. Tarsi parodom, kad nusileistų šventoji dvasia, o jie ten smilkalai, duoda smilkalai, dar buvo karšta. Žinot, tie propeleriai tokie dideli, vėdintuvai vėjų. Sukusi tie propeleriai. Mes čia su broliu Benediktu su tais smilkytuvais. Dūmai, kaip debesimis, tas vėjas, dūmai. Ir tas kunigas daro tą apiklesis. Ir jis paima baltą skepetaitę. Ir jis va taip daro. Ir žinokit, man ant rankų plaukai pasistojo. Aš tada supratau, ką jie čia daro. Nuženk šventoji dvasia, nuženk šventoji dvasia, nuženk šventoji. Jie tarsi taip parodo, kad tu matytum realiai. Žmonės nemato, nes uždaro, reiškia rytų apeigų. Nematom žmonės to. O mes stovėjom viską. Nuženk šventoji dvasia. Tai dabar žiūrėkit, kas vyksta. Čia yra šventoji dvasia paliečia duoną ir vyną. Kaip šventoji dvasia palietė Mariją, prisimenat, kad arkangelas sako, kai nuženk šventoji dvasia Marija, palies, uždengs tave savo šešėliu.
Ir kūdikis, kuris gims, bus vadinamas aukščiausiojo sūnumi. Tai vat pasižiūrėkit, kas įvyko. Čia praktiškai jau yra įsikūnijimas. Nenoriu sakyti kalėdos, bet duona ir vynas jau yra paliesti šventosios dvasios. Taip kaip Marija buvo paliesta ir prasidėjo kūdikis. Taip ir čia jau yra Kristaus gimimo pradžia. Suprantat? Toliau kas vyksta? Trečias elementas. Kunigas paima duoną ir sako, ten sukalba tą maldą ir sako, tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Ir tada kunigas atskirai pakelia duoną, kaip Kristaus kūną. Visa bažnyčia tyli. Kas gali, tas yra atsiklaupę. Pakelia ostiją, padeda, priklaupia. Tada paima taurę pripiltą vynu ir sako, naujosios ir amžinosios sandoros nuodėmėms atleisti. Ir pakelia taurę, Kristaus kraujas. Nuleidžia. Atkreipkite dėmesį. Dabar jūs man duokite atsakymą. Kada atskirai yra kūnas ir kada atskirai nuo kūno yra kraujas, kas įvyksta su žmogumi? Kada kūnas ir kraujas yra atskirai, kas įvyksta? Mirtis. Tai va čia bažnyčia netgi per tokį liturginį ženklą atskirai kūną parodo, atskirai kraują parodo. Ir tai sakoma, kad įvyko mirtis. Matot kaip liturgijoje? Čia yra tikra mirtis. Ir dabar žiūrėkit, trečias momentas, jau einu į pabaigą, trečias momentas, kada baigėsi jau ta visa Eucharistijos malda prieš Tėvę mūsų, ką kunigas daro? Paima Kristaus kūną, Kristaus kraują, kartu. Ir sako, per jį su juo ir jame. Tau visa gali Dieve Tėve, visa su šventąja dvasia, visa šlovė ir garbė per amžius. Kada Kristaus kūnas ir kraujas kartu ir kunigas pakelia, ką tai reiškia? Jis prisikėlimas. Dabar pagavote, tokioj mažoj liturgijoje yra tarsi apreiškimas įsikūnijimas, nelabai užfiksuotas gimimas, bet jau Kristus yra, nes šventoji dvasia palėtė. Toliau antras žingsnis, atskirai kūnas, atskirai kraujas, mirtis. Trečias žingsnis, kartu kūnas, kartu kraujas ir pakeliama prisikėlimas. Matot, atrodo tokioj nedideliai liturginiai maldoje, bažnyčia net ir tokiais išoriniais veiksmais mums dar skelbia tą tikėjimo paslaptį. Viskas viršiau laiką, tai tada dabar yra pusė, tai mes kada Jonai susirenkam. Be 15, bet pradėsim be 10, gerai. Renkamės be 5. Atsistojam dabar ir sukalbėkim maldą. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios. Amen. Tai 15 minučių pertrauka ir turėsime antrąją dalį. O po antrosios dalies tai bus adoracija, kaip sakė klebonas Raimundas, ir išpažinčių klausimas. Ir baigsime maždaug be 15:12. Be 5:12. Eikit arbatos kavos gerti. Jau pradėkit dabar iš anksto gerti. Iš tikrųjų, nes paskau. Ačiū Jonai. Šiandien šeštadienis, šiandieną vis tiek bažnyčia kažkaip kreipia dėmesį į Mariją, tai mes galbūt mūsų maldą pradėsime su kreipiniu, kuriuo kreipėsi arhangelas Gabrielius į mergelę Mariją
Ir aišku, jūs žinote, kad vertimai yra skirtingi. Graikų kalboje tas pirmasis žodis, kurį ištaria arhangelas Gabrielius Marijai, yra hairene Mirjam. Tas reiškia džiūgauk Marija. Mes lotynai sakom Hail Mary, sveika Marija, tarsi pasisveikinam, hello, hello, sveika, reiškia. O rytų bažnyčia vartoja žodį džiūgauk, rejoice Mary. Ir tas žodis, aš vis dėlto sakyčiau, yra artimesnis švento rašto ir krikščionių dvasiai, nes pirmas žodis ištartas angelo Marijai, tai yra apibūdina, kodėl džiūgauk, nes prasideda inkarnacijo, prasideda Dievo žodžio įsikūnymas. Dievas ateina realiai kūnu ir krauju į kūrinyje. Ir todėl džiūgauk žmonija, rejoice, hairene. Rusai irgi, kai meldžiasi, jie sako, raduися Marija, blagadati polnaja. Bet mes tiek lotynų kalba Ave Marija, sakom, arba Sveika Marija, kaip ten bebūtų. Tai dabar mes atsistokime ir sukalbėkime tą ypatingą angelo pasveikinimo maldą Marijai. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Sėskime. Dabar, aš kaip minėjau, norėčiau truputį gal kartu su jumis apmąstyti Eucharistijos slėpinį, kai mes sakom. Graikų kalboje žodis Eucharistein reiškia dėkojimas. Dėkojimas. Kai mes meldžiamės, pavyzdžiui, už mirusius, mes dažniausiai, ar tai būtų laidotuvės ar metinės, kaip šiandien ryte, mes švenčiame Eucharistiją. Tai reiškia, mes dėkojame. Pirmiausiai dėkojame Dievui, bet po to dėkojame už tą žmogų, su kuriuo gyvenome, kurio netekome. Bet žinome, jis yra per Kristų švenčiausiai trejybei. Jis yra. Bet va ta padėka, dėkojimas. Taigi, dar kitas žodis, kuris kalba apie šventąsias mišias. Jūs turbūt žinote, pavyzdžiui, lietuviai ir daugelis anksčiau vartodavom žodį šventos mišios. Kas tai yra? Kodėl mišios? Mišios, ką tai reiškia? Pats žodis, kaip jūs galvojat? Angliškai netgi pagalvokit. Siuntimas, misija, mission. Žinot, pas mus Lietuvoje tai būdavo, kai aš dar augau, tai kada kunigas palaimina ir sako, vardant Dievo Tėvo, Sūnaus Šventosios, telydi jūs viešpaties malonę. Ir viskas. Ir žmonės sako, mišios baigėsi. Dažnai jau taip sako, mišios baigėsi. Mišios tik prasideda. Nes į lotynų kalboj, kai sakydavo kunigas, in nomine Patris, et Filius, et Spiritus Sanctus, ir sako, ite, missa est. Eikite, siunčiami esate. Arba kitaip tariant, missa est, siuntimas yra. Kaip norim į koncertą kokį nors nueiti, neturim biletą ir kažkas gavo biletą, biletas yra. Reiškia, galim eiti, ar į sporto varžybas, ar kur nors. Tai čia, reiškia, mandatas, siuntimas yra. Misija prasideda, o ne baigėsi.
Kitas pasakymas, apie kurį šiandien aš norėčiau ir pakalbėti su jumis, mišios vadinamas avinėlio vestuvių pokylis. Ar esat girdėję? Vestuvių pokylis. Čia iš tiesų bažnyčia, matai, turi daug, tu gali atrasti daug kelių pagal savo dvasingumą, pagal tuo metu, tu gali galvoti apie misiją, ane? Nes tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Eikite ir skelbkite Evangeliją. Mission, misija duota. Arba auka, Kristus miršta ant kryžiaus, mūsų skausmas, dar kažką. Mes sakom, aukojimo šventos mišios, ne auka, irgi altorių susietas. Mes galime sakyti, kaip minėjau, Eucharistija, dėkojimas Dievui ir dėkojimas visiems, kurie yra bažnyčia, gyvieji ir mirusieji. Bet kitas dalykas yra vestuvių pokylis. Ir netgi Apreiškimo knygoje, kai šventas Jonas rašo, ir daugelis tautų susirinks į avinėlio vestuves. Pranašas Izaijas, šiomis dienomis skaitėme Seną testamentą, ir sukvies iš visų tautų ant savo aukštojo kalno viešpats į pokylį. Reiškia į pokylį. Ir tas vestuvių pokylis, atkreipkim dėmesį, Sename testamente buvo labai labai viskas aišku. Dievas ir tauta. Tauta kaip sužadėtinė, Dievas kaip sužadėtinis. Dievas kaip vyras, tauta kaip nuotaka. Ir tas vadinamas tos sandoros. Sandora tarp Dievo ir tautos, ta sąjunga. Ir pavyzdžiui, pranašas Izaijas, pranašas Jeremijas yra netgi išsireiškęs labai negražiais žodžiais. Tu kekšė, tu paleistuvauji su kitais dievais, su kitais tarsi vyrais. Suprantat, Dievas yra pavydus Sename testamente. Tu esi mano išrinktoji, tu esi mano nuotaka. Kaip gražiai rašo, pavyzdžiui, man taip, vis tiek, koks įdomus tas mūsų kūrėjas. Ir tie pranašai, kurie sako, Dievas kreipiasi į savo tautą, bet kaip į nuotaką, kaip į sužadėtinę. Ir sako, mano mylimoji, aš išvesiu tave į dykumą ir ten tau pasipiršiu. Dabar, žmonės daro kaip nori, bet man atrodo toks durnystė. Čia kažkur tai sporto, kokiam nors, tarkim, Žalgirio arenoj, kameros jau ten sutarta, jaunuolis prie ten 17 000 žmonių įsitraukia tą dėžutę ir pasiperša tai mergikiai. Žinai, Dievas sako, išvesiu tave į dykumą ir ten tau pasipiršiu. Kodėl į dykumą? Todėl, kad nėra jokios kitos gyvos dvasios. Aš ir mano mylimoji. Tik tai tarp mūdviejų gali įvykti tas stebuklas. Iš tikrųjų, šventajame rašte kiek yra gražių dalykų. Ir Jėzus lygiai taip pat daro paskutinės vakarienės metu. Ir aš to truputį pasidalinsiu su jumis keletą dalykų. Dabar mano toks klausimas. Ar jums nekilo kartais toks nesusipratimas tarp Marijos ir Juozapo? Atkreipkite dėmesį. Šventas raštas sako, ir Marija susižadėjo su Juozapu. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, archangelas Gabrielius ir žinom tą istoriją. Angelas sako, Juozapai, nebijok parsivesti savo žmonos Marijos į namus, nes vaisius, kurį jį nešioja, yra iš šventosios dvasios. Mano klausimas, sužadėtinė ir žmona. Ar jums, tai kas buvo Marija su Juozapu? Sužadėtiniai ar vyras ir žmona? Ir nuo kada vyras ir žmona? Dar prieš pagimdymą Jėzaus. Dar nepradėjo kartu gyventi Juozapas ir Marija. Ar jie buvo sužadėtiniai, ar jau vyras ir žmona?
Kaip galvoji? Kai prasideda, tai tada tampa žmona. Vat dabar jūs patys padarysite tam tikras išvadas. Aš jums papasakosiu, žinot, tai, ką man Italijoje, aš kalbėjausi su rabinais, kurie irgi dabar dalyvauja visokiose vestuvėse, apeigose. Aš net ir santuokos sakramentą turėjau vieniems Vilniškiams, tokia garsi šeima. Reiškia, vaikinas buvo katalikas, o mergaitė buvo žydelkaitė, bet jie vis tiek atliko Bernardinuose šventas mišias. Paskiau mes Romoje nuvažiavome, irgi tokias apeigas turėjom, tai ten dar rabinas atėjo, iš New Yorko atskrido rabinas, ir ten irgi kažkokias apeigas darė ir taip toliau. Bet aš su italų rabinais kalbėjau, kad jums papasakokite ne tai, ką jūs dabar darote, bet tas senovinės vestuves. Ir vat, kaip būdavo, aš dabar pasakoju žydų vestuves. Ta prieš istorija, kada sužadėtinis ir sužadėtinė, jie viens kitą kažkaip ten pažįsta per tėvus ar ką, bet mintis yra tokia. Jau dabar apsispręsta yra vestuvėm. Tada sužadėtinis palieka tėvo namus ir su savo draugais eina pas savo mylimąją sužadėtinę, į sužadėtinės namus. Dabar sužadėtinė, jau viskas yra paruošta, reiškia tam susitikimui, sužadėtinė turi 10 mergaičių, 10 draugių. Esam girdėję 10 mergaičių, net 5 protingos, 5 paikos su tais žibintais. Prisimenat, kur ten budėdavo laukia ateinančio jaunikio. Bet čia, tai tos mergaitės, žinodamos, kad jau vyks tas susitikimas, ateina su dovana, su nedideliu pinigėliu. Sakydavo tai drachma, toks sidabrinis pinigėlis. Ateina ir dabar ateina jau tas sužadėtinis ir viena iš svarbiausių apeigų dalių yra gerti iš taurės. Ten daug visokių dalykų, bet centrinis dalykas. Dabar vėl nutekto. Nereikia. Įsivaizduokime, aš turiu taurę. Yra įpiltas vynas į taurę ir jaunikis paima taurę vyno, ten rabinai, ten visą kitą meldžiasi ir dabar visi žmonės žiūri. Jaunikis nugeria vyną iš taurės ir tą taurę duoda savo sužadėtiniai. Ir visi žiūri, ar ta sužadėtinė gers iš tos pačios taurės, ar negers. Ir jeigu sužadėtinė geria, reiškia įvyko vestuvės. Ir nuo to momento jie jau yra vyras ir žmona. Bet pagal tada tos 10 mergaičių su džiaugsmu duoda kaip draugystės dovana tą sidabrinę drachmą. Ir tada ta mergaitė paskiau padaro vainikėlį, esat matę gal filmuose, čia nešioja tokius pinigėlius, tokie vėrinį ant kaktos, ant galvos. Tai būtent tų draugių ta 10 drachmų. Dabar žiūrėkit, kas įvyksta. Gėrė iš tos pačios taurės, įvyko santuoka. Bet jaunikis, jis jau nebėra sužadėtinis, jaunikis, jis turi palikti atminimo dovaną. Dabar mes matome, tarkim, mūsų vakarų kultūroj, tai dažniausiai būna tas vadinamas sužiedutuvių žiedelis. Jaunikis duoda žiedelį. Tas žiedelis yra kaip atminimo ženklas. Mergina, nešiodama žiedelį, vis pasižiūri ir prisimena savo mylimąjį. Jau savo, iš tikrųjų, nesužadėtinį, bet savo vyrą prisimena. Taigi, labai svarbu,
gerti iš tos pačios taurės. Antras dalykas, jaunikis palieka atminimo ženklą. Izraelyje bet ką ten palikdavo. Svarbiausiai, kad tas daiktas kalbėtų apie jaunąjį, apie vyrą. Ir žiūrėkit, koks įdomus momentas, kokia tradicija. Aš tiesiog apšalęs buvau. Tada jaunikis išeina, grįžta į tėvo namus 9 mėnesiam. Yra tokia nustatyta tvarka. 9 mėnesius jis nesimato su savo mylimąja. Mylimoji turi ženklą, jo atminimo ženklą. Ir mylimoji ruošiasi, reiškia, tam, kada sugrįž jos jaunikis, ją parsivesti po 9 mėnesių. Dabar kas vyksta per tas 9 mėnesius? Per 9 mėnesius jaunikis sugrįžęs į tėvo namus, jis turi pastatyti kažkokius namelius tėvo duotoje teritorijoje. Visada statydavo prie tėvo namų arba išplėsdavo tėvo namus. Jis turi paruošti buveinę, paruošti namus, kad galėtų atsivesti savo mylimąją į tėvo namus. 9 mėnesius. Jis turi pasiruošti, kad po 9 mėnesių, kad jau žinotų, nes vestuvės tęsdavosi, taip sakydavo, 7 dienas. Ir vestuvės, kada vykdavo, jos būdavo atviros. Visas kaimas, visos giminės, kas norėdavo, tas ateidavo į vestuves. Ir tada tas jaunikis turėjo labai daug dirbti, paruošti būstą, kur gyventi, paruošti, nežinau, avinėlius jau ir ypatingai vynas. Atsimenate Evangeliją pagal Joną, kada Kanos vestuvėse, sako, jaunieji nebeturi vyno. Reiškia, tai didžiausia gėda. O kai ateina daug žmonių, tai žinot, ištroškia visi. Aišku, gerai, kad jie nelietuviai tiek daug neišgeria, bet tai vis tiek. Žodžiu, tai buvo labai svarbu per 9 mėnesius. Ir dabar žiūrėkit, kas atsitinka. Praeina lygiai 9 mėnesiai ir tada jaunikis jau turi grįžti pas nuotaką. Bet jis tada grįžta, kada tėvas jam duos leidimą. Tada tėvas ateina patikrina, ar viskas gerai yra. Ar yra užtektinai avinų, ar užtektinai vyno, ar užtektinai maisto. Ar jaunajai yra paruošta gyvenimo vieta. Todėl jaunikis nežino, kada jis sugrįž. Tik tai tėvas žino, kada duos leidimą savo sūnui sugrįžti ir parsivesti savo mylimosios. Praėjus 9 mėnesiam mylimosios šeimoje, tada ateina tos pačios 10 mergaičių po 9 mėnesių. Ir kartu su ta nuotaka laukia ateinančio jaunimo. Reiškia, ateinančio jaunikio. Jos nežino, kada ateis. Ir jaunikis pats nežino, kada ateis. Jaunikis trokšta, kuo greičiau eiti ir parsivesti mylimąją. Bet tik tai tėvas žino, kada duos leidimą. Dabar papasakoju šią žydišką istoriją. Ar jums nesuskambėjo, kas vyksta per šventas mišias? Per šventasias mišias kas vyksta? Paskutinės vakarienės metu yra aiškiai pasakyta. Ir Jėzus paėmė taurę, pripiltą vyno, ją palaimino ir tarė. Imkite ir gerkite, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros. Naujosios ir amžinosios sandoros. Reiškia, kas yra sandora, tai ir yra ta santuoka. Jėzus yra kaip sužadėtinis, apaštalai tai yra bažnyčia kaip sužadėtinė. Atkreipkite dėmesį, Jonai, mane pataisyk. Šitas Judas, jis valgė, reiškia, duoną, bet Judas nesulaukė
to momento, kad reikia gerti iš taurės, ne? Nes vakarieniai Judas jau išėjo, o pasibaigus vakarieniai Jėzus tada tą taurę davė, tą sandoros taurę. Aš nenoriu pasakoti, kad ten daugiau visokių taurių būtų, jūs kada nors paklauskite Jono, jūs ten dar daugiau išpasakos apie paskutinę vakarienę, arba kaip žydai šventė Peisach Paschą. Bet aš kalbu apie tą santokos taurę. Ir dabar, kai Jėzus nugeria, jis duoda tą pačią taurę savo, įvardinkime bažnyčiai, įvardinkime nuotakai, kuri yra likę 11 apaštalų. Jis duoda taurę ir jie visi geria iš tos pačios taurės. Ir kas yra? Ir būtent per paskutinę vakarienę įvyko sandora, santuoka tarp Dievo ir jo tautos. Ir dabar žiūrėkit, ką Jėzus, jis turi palikti atminimą. Atminimą. Ir ką jis palieka? Jis palieka pačias mišias. Sako, tai darykite mano atminimui. Tai vat mišios ir yra ne tas žiedelis, ne koks nors, nežinau, koks nors dalykėlis, bet pats atminimo ženklas, tai ir yra būtent Eucharistija, šventos mišios. Tai darykite mano atminimui. Dabar prisiminkite, ką Jėzus apaštalams pasakė, ypatingai Evangelijoje pagal Joną. Vaikeliai, aš nebeilgai su jumis būsiu. Aš keliauju pas tėvą. Aš keliauju pas tėvą, ką daryti? Jums vietos paruošti. Mano tėvo namuose daug buveinių. Pagaunate kokią įdomią mintis. Reiškia, Jėzus aiškiai sako, aš iškeliauju pas tėvą. Įvyko santuoka, jau tu esi mano mylimoji, mano nuotaka, bet tau yra duodamas laikas, tie vadinami 9 mėnesiai. Ir aš sugrįšiu ir tave pasiimsiu ir parsivesiu pas tėvą. Prisimenat, Mato Evangelijoje, net ir žydai ir kiti mokiniai klausia, o kada tu sugrįši, arba kada tai įvyks? Ką Jėzus sako? Nei angelai danguje nežino, nei sūnus nežino, tik tai tėvas žino, kada aš sugrįšiu. Matot, ir dabar mes, visa bažnyčia, per mišias švenčiame tą atminimą. Tai mūsų vestuvės. Mes vyrai, moteris, merginos, vaikinai, kunigai, vienuoliai. Mes, kada tik dalyvaujame mišiose, mes esam ta tikroji nuotaka. Ta tikroji nuotaka. Ir švenčiame tą atminimą. Mes tarsi pasižiūrime į tą žiedelį, kada mūsų mylimasis įteikė tas paskutinės vakarienės metu, kada mes gėrėme iš tos pačios taurės. Todėl ir bažnyčiai visada buvo tradicija kelma su tais visokiais covidais, karantinais ir bjaurybėm visom. Bet nors mes vis tiek turime įsivaizduoti, kaip yra gražu, kada mes kokiuose nedidelėse bendruomenėse, kai švenčiame Eucharistiją, tai priimam Kristaus kūną. Ir visi susėdę, su jaunimu dažnai būna, susėdę, kunigas geria iš tos taurės, tada duoda patarnautojui, jis geria. Ir visi esantys mišiose geria iš tos pačios taurės, nes mes visi esame jo nuotaka, jo mylimoji, jo bažnyčia. Ir švenčiame jo atminimą. Tai kaip yra svarbu, ypatingai, kodėl sako sekmadieniais dalyvauti mišiose. Tas lietuviškas pasakymas sekmadienis tai ir nesusipratimas. Dar anglai sako Sunday, dar suprask, ne, pradeda 1 savaitės diena yra, o mes sakom 7. Žodžiu, čia su mumis daug visokių dalykų yra, bet ką ten padarysi. Tai maželėliai, kai jūs dalyvaujat mišiose, jūs eikite ir jūs savyje tai pajuskite. Aš einu į vestuves, netgi galim pasakyti, į savo vestuves su Kristumi. Aš esu nuotaka, vyras ar moteris.
Mes visi sudarome va tą bažnyčią, tą kūną, kuri yra nuotaka. Ir va tie 9 mėnesiai arba va tas laikotarpis iki jo sugrįžimo, mes turime išlikti ištikimi. Ištikimi savo mylimajam. Šiandien pasaulis visko siūlo, viską duoda. Bet aš, kai pasikalbėt su tikrai žmonėmis išmintingais, kurie viską matė, Lietuvoje mokslininkai, atrodo garsų žmonės, arba aktoriai, kurie žvaigždės buvo, ir senukai, ir jiems vienintelis dalykas lieka. Viskas praeina. Viskas praeina, bet vienintelis dalykas, ar tu supratai, kad tu esi mylimoji, pačio Dievo sūnaus, mylimoji. Tu, jeigu tu priklausai bažnyčiai, čia matot, kartais tokia yra iškreipta sąžinė. O tai kiti, ar eisi į pragarą? O kad tai kaip kiti, o kaip bus su indusais, kaip bus su kokiais nors dar Afrikos pagonimis. Tai man kartais, matot, aš esu grubus, jūs turite labai pareigingus, gerus, tikrai, aš jų negeriu. Jonas sako pamokslus, žinai, išmintis. Raimundas sako, visada jautriai tą, anksčiau Augustinas. Aš esu toks, nežinau, netašytas. Ir aš tai moteriškai, aš keliam moteriškom sakau, tau rūpit indusai ir Afrikos tie džambo. Tai aš tada sakau, tai pumpurėlį, imk čimodaną ir skrendi New Delhi ir skelb Evangeliją. Visi misionieriai tai darė. Jie galvoja, tai kaip čia mes būsim išganyti, o tie nepatirs gyvojo Dievo. Ir todėl važiuodavom ir mirdavo. Visa Afrika, Japonija, Indija, Kinija. Kiek tūkstančių kankinių nužudytų. Bet jie visi ėjo ir skelbė Evangeliją. O čia dabar tokia jautri sąžinė, kaip bus su indusais. Tai imk čemodaną ir važiuok, jeigu tu tiek pergyveni. Bet, aišku, bažnyčia mus moko. Ir popiežius dabartinis Leonas Liūtas, sako, mes turim ganytoją, o mūsų ganytojas yra Liūtas, Leonas Liūtas. Gerą ganytoją turim, žinai. Tai dabar net ir bažnyčia moko, jeigu žmonės gyveno pagal savo sąžinę, nepažino Kristaus, nepažino Evangelijos, jie nėra kalti. Jie nėra kalti. Ir netgi nekrikštyti. Juk tas Latras, kuris buvo tie 2 nusikaltėjai, prikalti prie kryžiaus, juk jie nebuvo pakrikštyti. Ir vienas pasakė, viešpatie, atmink mane, kai būsi savo karalystėje. Ir Jėzus sako, šiandien su manimi būsi rojuje. Kaip? Nepakrikštyts. Nepakrikštyts ir rojuje. Žinotat? Jeigu tavo širdis ilgisi tiesos, tavo širdis ilgisi tikrų dalykų, Dievas tave sukūrė, tu gal neturėjai galimybės prieiti, kaip mes čia, vestuvių pokelis, čia, žinai, sužadėtinis, atminimo dovanus ir visa kita. Neturi žmonės galimybės. Arba jiems užblokuota yra. Mes negalime nuteisti ir pasiūsti tuos į pragarus, o tie gal biški geresni, tai gal ne. Ne mes teisėjai esam. Viešpats Dievas. Žiūrėkit, kaip sako. Ir ištikimieji eis į amžiną gyvenimą, atkreipkite dėmesį, ištikimieji eis į amžiną gyvenimą, o tie kiti eis į teismą. Bet ką tas reiškia? Jie eis į teismą, jų gyvenimas bus peržiūrėtas. Tai eiti į teismą tai nereiškia jau nuteisti amžinai mirčiai. Jėzus, tie eis jau savaime. Ipso facto eis į dangų, bet tų gyvenimai bus peržiūrėti
ir tų vaikų širdelės, ir jaunuolių, ir senelių, kurie galbūt gyveno savo, galbūt buvo ateistai, gal neėjo į bažnyčią, dar kas nors. Ne mes turim būti teisėjai. Ėjęs į teismą. Ir tada yra šansas būti išteisintam, juk taip, ne? Tai matot, koks mūsų Dievas yra nuostabus. Dar paskutinį kartą, tai dabar supratote tą šventas mišias kaip santuoką, pagal tą žydišką momentą ir tas Jėzaus išėjimas ir dabar mes laukime jo sugrįžtant, adventas. Dabar mes tas 2 savaitės minime eschatologiją, mes laukiame antro Dievo Sūnaus ateimo. Bet 3-4 sekmadienį advento mes iš karto bažnyčia persiorientuos į Kalėdas, į Kristaus gimimą. Ir tarsi adventas tai yra tas pirmasis Dievo Sūnaus ateimas į žemę. Bet dabar dėl tų visų teismų bus dabar adoracija, brolis Raimondas čia praves, bet aš prieš adoraciją tikrai norėčiau, jauskitės laisvai, jeigu kam reikia išeiti ar kažką tai, bet vis tiek sugrįžkite. Jeigu tikrai neskubat, sugrįžkite, pabūkite prieš tą paslaptį. Iš tikrųjų, Eucharistė dėkojimas. Ir pabandykite nutilti. Nutilti nėra taip paprasta. Didžiausias mūsų priešas, iš tikrųjų, ko mes bijome. Šių laikų žmogus, jis bijo tylos. Jis bijo tylos. Sakau, nenoriu būti toks kaltintojas, vis ateini į svečius, ateini pavyzdžiui namų šventinti. Virtuviai televizorius, centriniam kambarį televizorius. Ir ūžia, ir ūžia, ir ūžia. Aš sakau, pumpurėliai, išjunkit televizorių. Susimėtų. Jie net nepastebi, kad veikia tas televizorius. Arba Floridoje ten vaikštam, St. Pete Beach, žinai, būdavo, ten nuvažiuoju. Tos bangos, tas vėjas, praskrenda pilikanas, į vandenį ten dažnai pagauna žuvį, visą. Aš nenoriu teisti, bet žmonės eina ir ausinės, gal jie Astijaus pamokslą klauso, galbūt, nežinau, gal muzika gera, bet suprantat, bijo gamtos. Net ir atsisėdę ant, reiškia, Olando kepurės, ten Klaipėdai gražus toks vaizdas yra, ten vadinasi Olando kepurė. Atsisėdę, laukia saulėlydžio. Nu ir ką? Ir telefonas rankoje. Kad tu, žinai, bijo, kažkokie bijo tylos ir tarsi vienumos, ne vienatvės, vienumos. Ir va čia, kai prisiminkite tą žodžius, kai būsite prie švenčiausio sakramento, aš noriu tave išvesti į dykumą ir tau pasipiršti, kurie liksite bažnytėlėje per adoraciją. Jūs pajuskite, kaip Dievas taip viską nori padaryti, kad prabilti į jūs. Jis nori pasipiršti tau. Jis nenori tau uždėti 10 Dievo įsakymų. Jis nenori tau uždėti kažkokias naštas. Jis nori, kad mes kartu mylėtume vienas kitą. Apaštalas Jonas sako, meilė yra iš Dievo, nes Dievas yra meilė. Todėl mažėlėliai tai yra labai labai svarbu pabūti toje tyloje. Ir aš jums liudiju, kad sunku yra išbūti tyloje. 15 sekundžių jūs net laikysite. 15 sekundžių jūs net laikysite ir nenustebkite. Nes tai yra žmogaus toks kūrinys. Yra 3 tylos. Viena tyla yra išorinė tyla. Antra tyla yra psichologinė tyla. Jau čia sunku pasiekti. Trečia tyla yra dvasinė tyla.
Jeigu jūs pasieksite išorinę ramybę, niekas čia nedaužys, netriukšmaus, jau neblogai. Bet pasiekti psichologinę ramybę jau beveik neįmanoma. Nes būtinai ateis mintis. Jeigu jūs galite irgi pasakyti, meldžiuosi ir mintis nueina kažkur kitur. Tai pabandyti iš tikrųjų koncentruotis į tam tikrą, kaip čia pasakius, netgi maldos objektą. Kodėl bažnyčioje labai būdavo ir, pavyzdžiui, ortodoksų praktikoje mes vakariečiai vadiname Jėzaus malda. Ortodoksai mes vadinam širdies malda, ortodoksai vadina Jėzaus malda. Jie, pavyzdžiui, ten savo kalbomis, jie kalba neregio maldą. Jeigu jūs esat matę filmuose ar ką, mes matai, kai gyvenam su pravoslavais, tai su tom batiškom, tai mes matydavom, kaip jie meldžiasi. Pavyzdžiui, jie turi, kai mes kalbam rožančių, viena dalis 50 sveika Marijo, ne, yra 5 paslapos, tai jie turi 50 paklonų, taip, Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ir jie 50 kartų daro tos nusilenkimus. Ir jie kalba, Jėzau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs. Ir jeigu jūs matote, kad negalite išbūti, tai pradėkite kalbėti tą maldą. Viešpatie, pasigailėk manęs. O ta žodis pasigailėk, aš jums sakiau, ką reiškia? Duok man jėgų, duok pradėti kažką naujo, pasitikėk manimi, duok man dar šansą. Tai pasigailėk, have mercy, Kyrie eleison. Tai pabandykite tą maldą. Ir adoracijos metu aš eisiu į klausyklą ir klausysiu į išpažintis. Ir vieną detalę irgi noriu pasakyti apie išpažintį. Kada Evangelijų pagal Joną po prisikėlimo, prisimenat, atėjo Jėzus, durims esant užrakintoms, atsistojo vidury ir ką sako apaštalams? Jis kvėpė jo šventąją dvasią ir tarė, imkite šventąją dvasią ir kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysit, sulaikytos. Dabar atkreipkite dėmesį vėl, ką Jėzus pasakė, mes dažnai net ir kunigai nepagaunam tos minties. Jėzus duoda galę mirtingam, nuodėmingam kunigui būti jo tarnu, išrišimo tarnu, atleidimo, gailestingumo tarnu. Ir žiūrėkit, ką Jėzus sako, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. Logika, ką prašo mus toliau pasakyti. O kam neatleisite nuodėmių, tiems jos bus neatleistos. Juk logiškai tai būtų. Kam atleisite, bus atleistos. Kam neatleisite, bus neatleistos. Ką Jėzus sako? Kam atleisite, bus atleistos, o kam sulaikysite, bus sulaikytos. Čia dabar negražiai apie save ir apie kunigus pasakysiu. Ne tau, kunigėlį, ne tavo reikalas neatleisti. Kas tu esi, Dievas? Kad tu turi galę neatleisti? Tu turi galę sulaikyti. Sulaikyti. Šiuo metu, I'm so sorry, bet šiuo metu aš negaliu tau duoti išrišimo. Aš sulaikau. Aš netgi tavęs nenuteisiu. Tu gyveni be šliūbo, aš sulaikau. Bet aš nenuteisiu. Tu kažką dar tą, aš sulaikau. Bet, matot, koks Dievas yra, aš nežinau, čia blemba žmogus tokio Dievo tikrai sugalvoti negalėtų. Kokia yra laimė, kad mes esam katalikai. Kokia laimė, kad mes esam krikščionys. Mažylėliai, vestuvių pokelis, papūkite su mylimuoju. Tyloje. Jeigu sakau, reikia, kam reikia, išeikite ar į tualetą, ar įkvėpti grynų oro. Jeigu reikia, važiuokite į namučius. Bet yra galimybė truputį pabūti ir čia maždaug bus 20 minučių tokios tylos. Kažkur prieš 12 Raimondas uždarys, kad mes jau 12 valandą baigtume visą tą mūsų. Tai aš labai dėkoju Jums už Jūsų buvimą. Žinokit, kaip Jūs mane praturtinot.
Aš šiandieną tikrai labai laimingas, bet iki širdies gelmių, kad jūs esat ta nuotaka. Viešpatie, tu matai, kokie jie gražus. Kokie jie gražus. Nes tu ne veltui pasipiršai jiems. Tu mūsų Dievas, kuris niekada savo mylimosios neapleisi. Tu verčiau numirsi ant kryžiaus, kad mylimoji būtų padabinta gražiausiais vainikais, kad mes ateitume į tą susitikimą, į tą dangaus karalystės pokylį Tėvo namuose. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.